Sveiki visi, dėksite mano kanalą ir aš filmuoju pro savo planšetinį ir aš pro planšetinį kelsiu visokias dienas su manimi ir visokius tokius vlogus. Ir čia turiu savo telefoną, nes dabar darau Q&A. Tik reikia dabar įsijungti ant tą dalyką, tai palaukit. Atsiprašau, bet tai yra tagas, ne Q&A, o tagas. Tai tagas yra book tag ir jūs nelabai mane matot, nes apšvietimas yra nekoks. Ir aš šiandien redaguosiu video, tai atsiprašau žiauriai, nes neturiu tos programos ir štai mano telefonas dabar galit matyti jį. Gerai, tai gal pradėkim. Tai pirmas, ar turi tam tikrą vietą namuose skaitimui? Ne, aš dažniausiai skaitau ar ant lovos, kažkur kitur. Antras, knygos žymeklis ar paprastas popierius? Manau, kad paprastas popierius, nes aš knygos žymeklio tai nedažnai naudoju. Trečias, ar gali nustoti skaityti bet kada panorėjus, ar aš būtinai privalau skaityti bet kada panorėjus, ar aš būtinai privalau užbaigti tam tikrus sakinius, skyrimų, puslapį ir taip toliau. Manau, turėčiau pabaigti vieną puslapį, nes tada neatsiminsiu, kur skaitai, koks ar kas. Ketvirtas, ar ką nors valgai, ar geri, kol skaitai? Manau, kad tai geriu. Kažką, arbatą, vandenį. Penktas, ar gali skaityti klausydamasi muzikos, žiūrėdama TV? Klausydama muzikos, nes jeigu aš žiūriu televizorių, tai aš pažiūriu televizorių, paskaitau knygą ir aš knygoje nesuprantu, kas vyksta, arba televizorių nesuprantu, kas vyksta. Nė vienam nesuprantu, kas vyksta tada. Šeštas, skaitai vieną knygą ar kelias iškart? Sakyčiau, kelias iškart. Skaitai namuose ir bet kur. Bet kur, nes aš ir mokykloje kartais skaitau, kai nebūna tokio triukšmo kaip mokykloje. Aštunta, skaitai garsiai ir tyliai ar mintise? Kartais mintise, kartais garsiai. Aš tyliai neskaitau, kad ten su lūpom ar kažką. Nebent mintise. Devintas, ar skaitai į priekį, ar praleidi puslapius? Aš nepraleidžiu puslapius. Niekada nesu tai darius, bet ir nemanau, kad darysiu. 10. Ar sulankstai knygą, ar stengiasi ją išlaikyti naujai? Kaip ir visi žino, kad visi stengiasi išlaikyti ją naujai, bet kartais visiems nepavyksta. Ir susilanksto. 11. Rašinėjai knygose? Ne, bet tačiau aš ir bandau rašyti knygą. Nerašinėti knygose, bet rašyti knygą, jeigu galima tai pasakyti. Mano planšetinis jau visai nebelaiko. O štai tiek buvo klausimų. Tago tai yra. Ir išjungiau ką tik savo telefoną. Mano telefonas. Niekada, nes aš visą laiką su telefonu filmuodavau. Dabar su planšetiniu, kartais su planšetiniu filmuosiu, kartais su telefonu. Kaip tik užsinorėsim. Telefoną aš manau mažiau. Tai jop. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote šį video. Nepamirštame užeiti į kitus mano čia telefone video. Tai į Halo Viltė Gecaitė. O čia tiesiog irgi bus Viltė Gecaitė, nes mano buvo toks pat čia. Tai jo. Turėsiu 2 kanalus, turėjau 3 kanalus, vienas dingo, nes laivų nebedarau.
O kitas yra tiesiog labai nedažnai keliu per telefoną, nes telefonas yra labai mažai vietas. Čia galim filmuoti 1 minutę ir 3 sekundės. O šiaip tai aš dabar dažniausiai filmuosiu pro planšetinį, jeigu jis nebus užimtas. Nes šiaip čia man yra apdovanotas per kalėdą šitas planšetinis, bet aš tikrai turiu dalintis ir jis yra padaužytas. Tai jo. Taigi dar kartą ačiū, kad žiūrėjote šį video, nepamirštame laikinti ir būtinai prenumeruoti, kad nepraleistumėte mano kitų video. Tai iki!